Antroji kronikų knyga, 35 skyrius. Jošijas šventė Jeruzalėje Paschą viešpaties garbei. Jie papjovė Paschos avinėlį pirmojo mėnesio 14 dieną. Jis paskirstė kunigams pareigas ir padrąsino juos tarnauti viešpaties namuose. Jis sakė levitams, kurie mokė izraelitus ir buvo pasišventę viešpačiui: įneškite šventąją skrynią į namus, kuriuos pastatė Dovydo sūnus Saliamonas, Izraelio karalius. Jums nebereikia jos nešioti ant pečių. Tarnaukite viešpačiui, savo dievui, ir jo tautai, Izraeliui. Pasiruoškite pagal savo tėvų namus ir skyrius, kaip nustatyta Izraelio karaliaus Dovydo ir jo sūnaus Saliamono. Stovėkite šventykloje ten, kur sustojusios jūsų brolių tėvų šeimos, kad kiekvienai šeimai tektų levitų šeimos skyrius. Papjaukite Paschos avinėlį, pasišventinkite ir paruoškite jį savo broliams, kad jie galėtų išpildyti tai, ką viešpats kalbėjo Mozei. Jošijas davė tautai 30 000 avinėlių Paschos aukai ir 3 000 jaučių iš karaliaus turto. Kunigaikščiai noriai davė žmonėms, kunigams ir levitams. Dievo namų vyresnieji Hilkijas, Zacharijas ir Jehielis davė kunigams 2600 avių ir 300 jaučių aukojimui. Konanijas ir jo broliai Šemajas bei Netanelis, taip pat Hašabijas, Jejelis ir Jehozabadas, levitų viršininkai, davė levitams 5000 avinėlių Paschos aukai ir 500 jaučių. Tarnavimo metu kunigai sustojo savo vietose ir levitai pagal savo skyrius, kaip karalius įsakė. Jie papjovė Paschai avinėlį ir kunigai ėmė kraują, jį šlakstė, o levitai nudyrė kailį. Kas buvo skirta deginamajai aukai, buvo atidėta į šalį ir paskirstyta tautos šeimoms, kad jie aukotų viešpačiui, kaip parašyta Mozės knygoje. Taip pat paskirstė ir galvijus. Jie kepė Paschos avinėlį ugnyje, kaip reikalavo nuostatai. O kitas šventas aukas virė puoduose bei katiluose ir skubiai išdalino visiems žmonėms. Po to jie paruošė maistą sau ir kunigams, nes kunigai Aarono palikuonys iki nakties degino deginamąsias aukas ir taukus. Giedotojai, Asafo sūnūs, stovėjo savo vietoje, kaip buvo įsakęs Dovydas, Asafas, Hemanas ir Jedutūnas, karalius regėtojas. Vartų sargai stovėjo prie jiems skirtų vartų. Jiems nereikėjo palikti tarnavimo, nes jų broliai levitai jiems viską paruošė. Taip tą dieną buvo atliktas visas tarnavimas viešpačiui, Paschos šventimas ir deginamųjų aukų aukojimas ant viešpaties aukuro, laikantis karaliaus Jošijo įsakymo. Izraelitai, kurie buvo susirinkę, šventė Paschą ir neraugintos duonos šventę 7 dienas. Tokios Paschos Izraelis nebuvo šventęs nuo pranašo Samuelio dienų. Joks Izraelio karalius nebuvo šventęs Paschos taip, kaip Jošijas, su kunigais, levitais, visu Judu, Izraeliu ir Jeruzalės gyventojais. Ta Pascha buvo švęsta 18-aisiais Jošijo karaliavimo metais. Jošijui atstačius šventyklą, Egipto karalius Nekojas išėjo prieš Karkemišą prie Eufrato.
Jošijas išėjo priešais jį. Nekojas siuntė pas jį pasiuntinius, sakydamas: kas man ir tau, Judo karaliau, ne prieš tave einu šiandien, bet prieš tą, su kuriuo kariauju. Dievas įsakė man skubėti. Nesipriešink Dievui, kuris yra su manimi, kad jis tavęs nepražudytų. Tačiau Jošijas nekreipė dėmesio į jo kalbą ir pasiruošė kovai. Jis nepaklausė Nekojo žodžių, nors jie buvo iš Dievo lūpų, ir atėjo kariauti į Megido lygumą. Šauliai pataikė į karalių Jošiją, ir jis įsakė savo tarnams: išveškite mane iš kovos lauko, nes aš esu sunkiai sužeistas. Jo tarnai perkėlę jį iš kovos vežimo į kitą, nugabeno į Jeruzalę, kur jis mirė. Jį palaidojo jo tėvų kapuose. Visas Judas ir Jeruzalė apraudojo Jošiją. Ir Jeremijas apraudojo Jošiją. Ir visi giedotojai ir giedotojos mini Jošiją savo raudose iki šios dienos. Ir tai tapo nuostatų Izraeliui. Tos raudos yra surašytos raudų knygoje. Kiti Jošijo darbai ir jo geradarystės, vykdant viešpaties įstatymus nuo pradžios iki galo, surašyti Izraelio ir Judo karalių knygoje.